Sveiki, šiandieną kepsim štai tokį uždavinį, lygčių sistemą. Ir čia paimta iš kažkokios olimpiados, tiesiog turiu olimpiados uždavinyną, tai paėmiau kaip įdomiai atrodančią užduotį ir išsispręskim. Tai turim tokį vat chaosą čia ir mums reikia rasti x ir y realiuosius sprendinius. Dabar galbūt galvojate, ką reiškia šitas x ir y šituose vat skliaustuose. Kas tai yra? Tai yra dalis po kablelio. Tai kitaip pasakius, yra tokie, yra keli žymėjimai, bet čia naudosime tik tais tris tokius. Yra x, realus x, tai ten gali būti su kableliais, be kablelių. Tada yra štai toks žymėjimas su laužtiniais skliaustais. Tai čia yra sveikoji x dalis, o čia vat būtų trupmeninė x dalis po kablelio. Ir iš čia ką galima išsivesti, kad x bus x sveikoji dalis plus x trupmeninė dalis. Tai šitas mums labai gali padėti čia sprendžiantis. Dabar žiūrim į pirmą. Tai turim 2x plus 3 ir tada y kart 3 kart. Beje, čia nėra 3 ir tada trupmeninė dalis, čia yra 3 kart. Tiesiog, kad patikslint. Y ta trupmeninė dalis lygu minus 4,5. Ir čia labai reikia žiūrėti su nelygybėm ir tuoj pasakysiu kodėl. X dabar jeigu išsiskaidom, žinom, kad x yra x sveikoji dalis plus trupmeninė x dalis. Ir dar plus 3 kart y trupmeninė dalis lygu minus 4,5. Tai jeigu dabar mesime sveikąją dalį, padauginsim iš 2, mesim į kitą pusę, turėsim, kad 2 kart trupmeninė x dalis plus 3 kart trupmeninė y dalis yra lygu minus 4,5 ir minus 2 kart sveikoji x dalis. Ir ką dabar galim pasakyti apie šitus dalykus? Trupmeninė dalis skaičiaus, žinoma, bus tarp vieneto ir nulio. Vienetas, aišku, nebus, bet nulis gali būti. Va taip va pasižymim. Tai čia va, jeigu dauginsim šitus skaičius, tai mes gausim ir sudėsim, mes gausim, žinoma, teigiamą skaičių. Tai kokią nelygybę galima iš to pasidaryti? Mes galim sakyti, kad 2 kart trupmeninė x dalis plus 3 kart trupmeninė y dalis. Čia skaitosi ir y, tai čia vat parašysiu kažkur, kad čia jie įsiskaito abu. Ir bus tarp nulio ir tarp ko. Dabar logiškai, jei mastom, tai jeigu trupmeninė dalis yra tarp nulio ir vieneto, jeigu čia būtų vienetas, tai visas šitas būtų mažesnis negu 2 plus 3 arba 5, kitaip sakant. Ir čia dar taip galima mąstyti, kad x ir y čia yra 0 kablis kažkiek, tai 2 padauginus iš 0 kablis kažkiek, žinoma, gausim mažesnį skaičių, tas pats su 3 ir juos sudėjus gausim mažesnį skaičių negu 5. Tai čia tiesiog logika galima vadovautis. Ir šitas visas reiškinys, jis yra mažesnis už 5. Ir matom, kad taip pat šitas reiškinys turėtų būti tarp 0 ir 5. Tai kaip ir spėjimo būdu, dabar žiūrim, kokie x tinka, kokios sveikos dalys tinka. Jeigu sveikoji dalis yra, pavyzdžiui, 0, tada gaunam minus 4,5, kas nėra tarp 0 ir 5, vadinasi, sveikoji x dalis 0 kaip 0 netinka. Kokios tinka? Tai tinka, kai sveikoji dalis yra lygi minus 3, nes tada gausim 1,5. Ir kai sveikoji dalis yra lygu minus 4, tada gausim 3,5. Tai iš šito galim sakyti, kad 2 kart trupmeninė x dalis plus 3 kart trupmeninė y dalis
bus arba 1,5 arba 3,5. Turim dvi tokias kaip ir išraiškas ir iš karto aš noriu pasivadinti kažkokiu skaičium. Šitą, sakykime, T. Nes tai, vėliau pravers, nes mums vis tiek reikės aiškinti, kaip ir pasidaryti vieną nelygybę. Dabar su antra, visiškai analogiškai galima tą patį padaryti. Su antra, tai 6 kart trupmeninė x dalis, plus 7 ir vietoj y. Mes, žinome, įsistatom sveikoji y dalis, plus trupmeninė y dalis yra lygu 8,9. Tai atsiprašau. Tai ir vėl tą patį darydami gausim, kad 6 kart x trupmeninė dalis plus 7 kart y trupmeninė dalis yra lygi 8,9 minus 7 kart y sveikoji dalis. Ir pasidarysim lygiai tokią pačią nelygybę. Tai turim 0. Tada čia 6 x 7y ir tai yra mažiau lygu negu 6 plus 7, kas yra 13. Lygiai tokiu būdu dabar ieškom y sprendinių, matom, kad tai yra atimtis. Tai minus 1 netinka, nes jau bus per daug, 0 tinka. Tai tinka, jeigu sveikoji dalis yra lygi 0. Ir tinka kas dar? Tinka, jeigu sveikoji dalis yra 1. Tai tokiu vadu tinka. Tai dabar jeigu lygu 0, jeigu sveikoji dalis yra lygi 0, tada turim plus 7 trupmeninė y yra lygu 8,9, o kitu atveju turim, kad tai yra lygu 1,9 ir pasivadinsiu vėlgi kažkokiu z. Ir ką dabar mums iš šitų reikšmių reikia įsivesti? Mums reikia įsiaiškinti, kurios iš šitų reikšmių yra galimos. Ir kaip tai galima padaryti, tai reiktų kažkaip išprastinti. Ir matom, jeigu mes turėsim 3 kart t minus z, kas mums lieka, nes mums reikia vis tiek kažkaip išprastinti. 3t, tai bus 6 kart x trupmeninė dalis plus 9 y trupmeninė dalis. Ir mes atimsim 6 kart trupmeninė x dalis, vadinasi, jinai įsiprastins ir atimsim 7, tai mes gausim tiesiog 2 kart y trupmeninė dalis. Ir dabar tą patį reikia padaryti, tik tais kažkokį x įsireikšti. Tai galima tai padaryti. Šitą padauginsim iš 3, šitą padauginsim iš 7, tai turėsim 3z minus 7t. Ir tai bus lygu, tai y įsiprastins, dabar 3 kart z tai bus 18, ir tada 7 kart 2 14, tai gausis 4 ir čia x. Ir kaip dabar labai greitai galima įsiaiškinti, kokios reikšmės tinka, kokios ne. Tai žiūrim į z. Z gali būti 1,9 ir 8,9. Tai dabar tikrinam, jeigu z yra 1,9, ne? Ką tada turim? Tada turim 3 kart 1,9, tai ten tai gaunasi beveik 6, ne? Tada atimam 7t, bet t mes sakėm, kad yra arba 1,5 arba 3,5. Tai nesvarbu, kurią reikšmę mes įsistatysim, mes gausim neigiamą skaičių. O 4 padauginta iš x, iš x trupmeninės dalies yra daugiau lygu 0. O su z 1,9 mes gausim, kad 3z minus 7t bus mažiau už 0. Tai reiškia, kad 4 kart trupmeninė x dalis irgi mažiau už 0, kas yra prieštara. Vadinasi, z 1,9 mums netinka. Tai mums lieka tik tai z lygu 8,9. Dabar iš karto galim įsiaiškinti sveiką y dalį. Tai jeigu z yra 8,9, tai 8,9 mes gaunam, kai y sveikoji dalis yra 0. Vadinasi, mes turim štai tokį. Sveikoji y dalis lygu 0. Šitas dalykas mums tinka. Dabar su
t, vėlgi tikrinam mažesnę t reikšmę, tai jeigu t lygu 1,5, dabar žiūrim į štai šitą atvejį, nu tada turim 4,5 minus z. Mes sakėm, kad z tinka 8,9. Tai lygiai su tokia pačia logika, 4,5 minus 8,9 bus neigiamas skaičius, o šitas skaičius yra daugiau lygus 0, vadinasi vėl prieštara, tai t lygu 1,5 netinka. Tai mums lieka tik tais t lygu 3,5. Šitas tinka, jeigu dabar šitas ir šitas reikšmės įstatysit, tai jos bus didesnės lygios 0 ir viskas žodžiu gerai. Ir su kokiu x-u? Dabar klausimas 3,5. Mes gaunam su tada, kai sveikoji x dalis yra minus 4. Nu ir viskas, mes dabar turim viską, ko mums reikia. Turim sveikasias dalis, mums dabar tik reikia rasti va šitas dalis. Nu, tai čia labai paprastai galim įsireikšti y trupmeninę dalį. Tai bus 3t minus z iš 2. 3t minus z iš 2. Dabar t yra 3,5, tai 3 kart 3,5. Gausis 10,5 minus 8,9. 1,6 padalinta iš 2. 0,8. Iš čia x trupmeninė dalis bus 3z minus 7t padalinus iš 4. Ir čia gaunasi 0,55. Mūsų prašė, dabar neskrit pasimiršta, ko prašė, ne, kai sprendžiasi. Mūsų prašė realiuosius sprendinius x ir y. Ir mes sakėm, kad tiek x, tiek y yra sudarytas iš jų sveikų dalių plus trupmeninių dalių. Ir mes ir tą turim. Tai x bus lygus, jos sveikoji dalis minus 4, aiškinam, kad yra geras. Ir plus x trumpeninė dalis 0,5. Toliau su y turim y lygu 0 ir plus 0,8. Minus 0,8 ir minus 3,5 bus mūsų sprendiniai. Minus 3,5 ir 0,8. Labai smagi užduotis. Iš tikrųjų, labai retai, kada matau olimpiadose naudojant trupmeninės sveikasias dalis. Dar yra tokie dalykai kaip fluor. Tai yra tokie dalykai kaip žymime va taip pat ir yra žymime va taip pat. Tai nežinau, dėl įdomumo tiesiog pasakysiu. Tai ceiling arba lubų funkcija, tai yra, jeigu turim, sakykime, 1,4, tai lubų funkcija mums išspjaus 2. Vadinasi, į viršų arčiausias sveikas skaičius, o čia yra analogiškai arčiausiai į apačią. Turim fluorą 1,5, mes gausim 1. Tai čia tiesiog, yra labai daug tokių įdomių dalykų, ką galima padaryti su skaičiais. Ir šita lygčių sistema buvo vienas iš jų. Tai ačiū už žiūrėjimą.